esame skirtingi. Turime skirtingą patirtį, supratimą, požiūrį. Ir tai puiku. Mūsų jungia DPD. Daugiau kaip 300 DPD Lietuva kurjerių kiekvieną dieną sutinka beveik 18 000 mūsų klientų, pristatydami ir paimdami siuntas. Visi kaip vienas turi aiškiai suprasti, koks yra DPD kurjeris, kaip jis atrodo ir bendrauja. Kurjerio standartą sukūrėme tam, kad suvienodintume mūsų visų žinojimą, ką ir kaip reikia daryti dirbant su klientais. Standarto sukūrimas buvo pirmas žingsnis. Sekančių žingsnių turėjome kurjerio standarte sudėtus principus perteikti patiems kurjeriams ir padaryti tai taip, kad tai taptų kiekvieno kurjerio kasdieninio darbo kelrodžiu. Atrinkome ir paruošėme 4 vidinius trenerius. Sukūrėme mokymų programą, suplanavome jos įgyvendinimo eigą. Pradėję rugsėjo pradžioje, per 11 savaičių apmokėme 320 kurjerių, perteikdami jiems esminius principus, kurjerio Biblijos tiesas, kaip pavadino kurjerio standartą vienas mokymų programos dalyvis. 4 DPD Lietuva darbuotojai pasiryžo tapti vidiniais treneriais. Asta, Renata, Laura ir Tomas dirbo kartu ir atskirai, kad pasidalintų standarto principais. Bene didžiausia šio projekto vertė – galimybė kurti naują suvokimą apie kurjerio darbo svarbumą ir vertę, apie tai, koks svarbus yra kiekvienas kurjerio ir kliento susitikimas, kiek daug gali reikšti maži dalykai, tokie kaip žodis ar šypsena. Supratau, kad siunta žmogui gali būti ne tik siunta, bet kaip džiaugsmas arba dovana. Supratau, kiek yra brangi ir aktuali siunta klientui, kuris laukia jos. Supratau, kaip gerai bendrauti su klientais ir kaip kurjeris geriau turėtų atrodyti. Iki kito susitikimo su DPD.